Šiame video bandysime įsiaiškinti, ar įmanoma su maisto kurjeriu grįžti namo. Maistą jūs paėmėt mūsų, gal galėtumėt mumis tuo pačiu pamesti. Bet pirmą keliaujame pasižiūrėti, ką galima nuveikti su šiomis geltonomis lemenėmis. Važiuojame. Nešvankiai. Dabar reikia mums pastiprinimo, važiuojam pasiimti kameristo Juliaus. Ir bandysim padaryti pranką jam. Kartu su mačiutėm vysim jį iš parduotuvės. Sveiki. Sveiki. Aš atsiprašau, paprašysiu išeiti iš parduotuvės. Nes pas mus parduotuvėje nėra filmuojama. Ir? O jūs filmuojate jau, 10 minučių jau maždaug. Aš filmuoju. Žiūrėjau, tai kas čia? Jūs ką, juokaujat? O čia, žiūrėkit, kas čia filmuoja. Tikrai ne aš. Bet jau 10 minučių jūs sekioji jis. Atsiprašau, aš nekalta, kad jis mane sekioja. Palaukit, aš kviesiu menedžerį. Sveiki, jie galite ateikit į pagabų skyrių. Tai bus. Gerai. Kas nutiko? Ponė, vat filmuojasi parduotuviai. Prašau mane susijęti, žinokit, aš irgi imsiuos priemonių. O tai jūs, čia ne jūsų? Aš jo nepažįstu. O kodėl tu filmuoji čia? Žinok, paimkim, aš einu filmuojasi. Tada pažeidžia mano teisės, atsiprašau. Žinokit, paimkite, nufilmuokit jį. Kodėl tu filmuoji? Visi pafilmuokim, visi. Nes čia nesąmonės. O jūs turite telefoną? Eik iš čia. Pafilmuokit. Eik iš čia. Reikia nufilmuoti. Reikia pafilmuoti. Vat paimkit ir visi. Vat aš nesprantu. Ateina? Štuš. Nesąmonės čia daro. Eik iš čia. Palauk, tegu pafilmuoji. Tai jūs kalbėkit ką nors, kodėl jūs nieko nesakot? Kažkoks... Paskiau dėsite į kokį... Kur čia dėsi? Į kur, į Facebooką dėsi? Kur jūs naudosi čia? Į Facebooką dėsi? Į Facebooką? Filmuojat? Va. Ir... Va. Va. Aha. Gerai. Štiš. Štiš. Labadiena, atsiprašom. Šiandien prevencija. Tikrinamės batus, patikrinam tik, kad švarus būtų, kad nenusiteptų parduotuvėje. Aha. Viskas. Puikiai, puikiai. Geros dienos tada jums. Baudelės dalinam, atsiprašau, ne vietoj pasistatėt. Nu tai aš tik privažiavau, ką man čia įkišai šitą. Nu tai čia tokia... Aš tik sustoju. Tokia politika yra, man liepia. Aš tai negaliu mane atleisti iš darbo už tai. Aš nevalgiu, aš pavalgęs esu, tai tikrai nenoriu. Kontrolė. Parodykit. Veikia. Puikiai. Be bilietėlio važiavot. Visada važiuojat be bilietėlio. Maladėt. Va, imkit batonėlį. Imkit ir važiuokit. Važiuok, nepirkite. Nematyčiau. Nereiktų bilietėlio, aišku. Labą vakarą. Šifto menedžeris, kas čia pas jūs šį vakarą? Kokybės patikra. Padarėm šiandien visose punktuose, tai čia toks trumpas. Esat turėję tokį situaciją? Jo. Tai jo čia trumpai, tada užfiksuosim porą čia, kaip jūs dirbot ir panašiai. Pradėsim gal nuo šaldytuvo, jei būtų galima. Šalta čia, ne, biškiek? Jo. Gerai. Būtų galima paragauti gal? Žinoma. Jei galite, nufilmuokit, kai paragauji. Čia, kad matytųsi, ta prasme, kad... Jo, šviežiu. Tai dabar jei galite burgeriuką paprasčiausiai bet kokį padarykit, tada ir... Čizą. Jo, čizas bus gerai. Jo, jei dėk čia viskas gerai. Taip, gerai, ačiū. Gerai, sėkmės jums. Ačiū. Jo, viso. Su burgeriuku kaip ir planuota. Easy, easy, peasy. Mes dabar tikrinam į parduotuvę, einant galimybių pasus vėl sugrįžta, tai reikia patikrinti, ar turite nuo beždžionių raupų dabar. Sveiki. Čia negalima statyti šitoje vietoje, atsiprašau. Tai teks baudelį išrašyti. Aš tik langus ploviau, pasitą lapuką. Ne, tai vis tiek baudelį, tai reikia išrašyti. Bet čia raudona, geltona linija yra. Ne, tai viskas gerai. Ne, tai baudelė, tai... Baudelė pats ir sumokėsi, davai. Atsisim per VMI. Ne, tai žinai, nereikia čia pyktis. Paim tą tada, nedėk ant lango ir turėk. Negausi. Atsiprašau jūsų, ponė. Paprašysiu palikti parduotuvę, nes čia nėra filmuojama. Negalima filmuoti čia. Aš nefilmuoju. Tu čia ne su manim. Bet jis filmuoja, jau 10 minučių jūs. Mane filmuoja? Taip. Tai, bet jūs, su jo, čia jūsų draugas. Ne. Palaukit, paaiškėjusi menedžerį. Menedžerį, prašom ateiti į... Aš viena atėjau. Menedžerį? Eikit savo. Toj, Aš nepersigandau. atsiprašau, šitą... Kas čia vyks?
ponė filmuoja parduotuvę. Filmuoju. Kodėl jūs filmuojate? Pas mus parduotuvėje negalima filmuoti. Tai aš jau nepažįstu, aš viena atėjau. Bet- Tai jūs čia nefilmuojat video vlogo? Čia nedarot YouTube? Aš čia darau. Tai jūs ne YouTube darot čia? Ir net nežinot jo? Tu tada reikia aiškintis, atsiprašau, Tai vyrukas. aiškinkit. Kodėl tu filmuoji? Kodėl tu filmuoji? Paklauskit, kodėl filmuoji jis. Paklauskit, visi paklausim, kodėl filmuoji. Paklausiam, čia kažkas... Aš irgi nufilmuosiu jį, jeigu tu Žinau, filmuoji. kad taip negalima. Nu, aš į tave irgi filmuoju. Kodėl tu filmuoji? Žinot ką, pasakom, eik iš Pasakom, kad nebefilmuotų visai. Eik iš čia. Štiš. Padarom. 1, 2, 3 ir štiš, pasakom jam. 1, 2, 3, štiš. Dar kartą. 1, 2, 3, štiš. Išlipot iš stotelės. Taip, anksti, ne anksti. Jūs turėjot ten kitoj galvonų. Anksčiau turėt išlipti. Kodėl? Taip yra. Mano vaikai gyvena, važiuoju pasakyti. Tai jūs išlipot gerai čia? Labai gerai. Tai gerai, tada baudelės neišrašom, išrašom batonėlį. O, Diena liuks. dėkui. Nu, Nu, geram, dienos. vėjo! Opa! Įvažiuojam! Visą Iki! Aš jums dėkui. Ačiū labai. Vėjo! Op. Namaste. Geros kelionės aš jums linkiu. Ir batonėlį suvalgykit kartu. Todėl gero kelio ir gero vėjo. Ir antrą batonėlį valgysim kartu. Ir visi kartu. Ir gero vėjo. Ir gero kelio. Tikslas mūsų yra praeiti nemokamai į zoologijos sodą, gal zoologijos parką. Geltonų liemenių pagalba Julius bandys pasižiūrėti. Šiaip mano tikslas tai liūtą pamatyti. Bus Okay. liūtas. Tai nu čia į Jungle King reikia atvaryti. Nežinau, ar buvo sunku, ar nebuvo sunku. Užtrukom lygiai 1 sekundę, bet dabar Bet man mes... atrodo, kad liūtų nėra čia. Kaip įspūdžiai? Nežinau, net nebuvo momentų, kada išsigąst ar sunerim. Ką aš prigaudyčiau čia? Meškerėlį. Užsimeti, atsisėdi, alutis. Ui. Nu, kad normaliai. Labą dieną. Padėtų Labai ne vietoj pasistatė tą automobilį, tikrai atsiprašom, žinau, nėra, kad čia aš specialiai, kad nespecialiai, žinot, vis tiek graži mašina. Ant aš čekis, nežinau, apie ką kalba, ne čekis, atsiprašau, aš dar pirmą dieną dirbu, tai pasimetęs esu labai. Ir paskutinė. Viena baudelė 500 centų, gauni tiek. Nu, bent dar neatskleidė šito, čia ne aš, čia kito projekto. Kiek? Aha, Einam šitą. bet baudelė vis tiek jau pasiims. Sumokėsiu, kiek tik nori. Kiek? Arba gali man kešų mokėti, Galiu dar kešą paprašiau. mokėti, davai. Labą dieną. Labą dieną, greitai viršijot. Biškį greitai viršijot. Viršijot. 5 km per valandą daugiau. Ne? 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 Ar galima jums važiuoti 5 valandą per valandą? 5 klapučikai per valandą. Imkit batonėlį. Imkit. Pietums. Atsigausit, pavalgysit. Pavalgysit. Raumenų. Pas mūsų naujas įstatymas yra su kepurėm jau nebegalima į parduotuvę įeiti. Su kepuračka не надо. Įstatym. Prevencija. Bet įspėjimas. Aha. Baigėsi dienos darbai. Bet aš labai noriu valgyti, nežinau kaip tu. Ir dar namo kažkaip reikia pargrįžti. Čia jau nežinau kaip reikia. Bet žinok, aš turiu vieną idėją. Einam, aš tau paaiškinsiu. Sveiki atvykę į KFC. Tai ko tau paimti? Nu, chicken. Gerai, tai užsako maistą tada ir laukiam, kol atvažiuos kurjeris. Nu, dabar už 30 minučių bandysim grįžti namo. Praktiškiausias variantas nėra, bet vardant gero tikslo, išsiaiškinimo, ar galima daryti tokius kreis dalykus ar negalima. Dabar laukiam, esam darbuotojai po sunkios darbo dienos, kurie tiesiog... Švaisti laiko. Taip gavos, kad pavargiai yra jau pareit namo. Valgyti užsisakėm, tai gal kurjeris sakys, okei, parvešiu šios namo, negaila man, žinai. Mes pinigėlį maistui kaip ir turim, tos 6 eurus, bet grįžimui jau viskas. Kurjeris ten mėlynam mašiniuke ir mūsų tikslas yra grįžti su jo. Kaip tai bus, nežinau. Kažkoks biškiai jauduliuks, nes kurjeris atrodo didelis vyras, man atrodo. Didelis ir galbūt nesupras bairių mūsų visiškai. Kurjeris jau išėjo, jeigu čia mūsų kurjeris. Einu pasimaisti. Yra jau. Aha. Paėmė užsakymą. Einam, įtampa kyla. Aš stovėsiu čia. O, viskas. Labas, atsiprašau. Aš man atrodo, maistą jūs paėmėt mūsų...
Nes ką tik paėmėt ir rašo, kad pristatomas. Kieno vardu? Davidas. Nu, taip. Jo, tai mes sumaišėm ir turėjom į namus, kai turėjom čia, tai aš gal galėtumėt mumis to pačiu pamesti iki namų. Jo, kartu su maistu vis tiek išlipsim. Tai su kolegame čia po darbų. Norėjom atšaukti, nebespėjom ir taip gavo. Vienas priekį, kitas priekį. Aha. Išgelbėt mūsų dieną. Sunkiai dirbom šiandien. Kur dirbat? Tai prie statybų. Ir visur šiai ir kontroliuojam eismą. Mes tiesiog kontroliuojame eismą mes. Sakinio geriau nei tai, žinai. Ir parkingo inspektoriai. Su parkingu dirbam. Dzindzilin nedaro. Dzindzilin? Oi, aš nedirbęs su tom programom, žinokit. Čia jau reikėtų pasiskambinti. Situacija, kad nedaro dzindzilin. Tai dabar atskrik prie to aparato. Aha. Ne, tai čia per programėlę matai viskas. Ai. Tada, vat sunosim, liesk dabar tą ekraną. Sunosim? O tai kodėl? Jo. Kodėl? Jisai kitaip reaguoja į nosį. Aha, bet nepadarė nieko. Palėtei. Jo. Ok, dar perbrauk taip į viršų. Ne, nesidaro, tu čia juokauja, kas dabar čia vyksta. Ne, praeitą kartą Antanas taip sutvarkė, bet neaišku, gal čia tik tai taip supuolė, žinai. Esmė tokia dabar, tada reikės kviesti tralą Aha. ir tvarkyti. O tai kiek laiko čia? Nu, tu tą žmogų, žinai, paleisk, vis tiek jau dabar yra kaip yra. Tai tas žmogus nesiruošia išeit. Jis eina į teatrą. Į teatrą. Tarnybinį. Į teatrą tas žmogus, ne? O kokį spektaklį žiūrėsit? Tarnybinį. Tarnybinį, tau sako. Liuški. Ai, nu tai tada paleidžiam situaciją išspręstą, ne, viskas gerai, kad nedaro dzindzilin, viskas gerai. Dzindziliški, žinai, svarbu, kad nedarytum. Nu tai gerai, nu tai dėkui tada. Lygis. Yra, kad už atsėtų šitą, bet nėra bailam. O koks jūsų vardas? Olegas. Olegas. Malonu. Mes esame patrulinė švankuliai. Kartu tai vadinamės. O dažnai pasitaiko tokių situacijų, kad prašo pavežti kažkas. Pavežti jūs pirmi. Pirmi? O spėjat pavalgyti? Ar dieną? Nu, ne, čia dar su kompas užsiminėjau. Tai O tai nesat pavalgę šiandien? Ne? dar ne. O tai gal norit pavalgyti? Tai žinokit, gal tikrai galit pasilikti, gal norit. Maistą, žinokit. Jo, galit turėti, kad parvežėt mus namo. Jo, nes mes tiesiog norėjom pažiūrėti, ar įmanoma taip, geros širdies. Tokį kaip tyrimą darėm. Tai ačiū labai. Ačiū labai, Olegai. Geras žmogus. Geras žmogus, nes tikrai ne visi turbūt būtų parvežę. Gerai. Geros dienos. O mes dabar keliaujam. Pasimti tą mašiną savo iš tikrųjų, kur palikom prie to maisto restorano. Tai įrodėm. Galima grįžti su kurjeriu, jeigu jis yra Geras žmogus. Jo. Tai manau, kad komentarais parašom Olegas MVP ir perdodam linkėjimus Olegui, nes tokių žmonių Lietuvoje reikia. Man jau atsibodo tą liemenį būti, aš jau norėčiau vieną nusiimti. Aš net pamiršau, kad aš liemenis už. Aš jau pripratęs, esu grynai liemenis žmogus. Jūs tai nepirkit to liemenį, žinokit. Mes išbandėm, viską padarėm, jūs tai tiesiog pažiūrėkit tą video, bet nedarykit taip. Neatkartokit to namie. Ačiū, mėlyje, kad žiūrėjote. Čia buvo Nešvankiai. Iki.